Sveiki, šiame video aptarsime projektais grįsto mokymosi organizavimą. Projektinis mokymas yra vienas iš aktyvių ugdymo metodų, kuris labai tinka skaitmeninės kartos moksleiviams, kadangi tai yra įtraukiantis mokymosi būdas, kuomet moksleiviai gali patys pasirinkti, kaip jiem dirbti, kokias priemonės naudoti užduotos temos rėmuose. Labai svarbu suprasti, kad lietuvių kalba, ar būtų gimtoji, ar antra kalba, ar tiesiog užsienio kalba, ugdomi gebėjimai yra per kalbos vartojimą, taigi net jeigu tai nėra lietuvių kalbos dalykas, bet, tarkim, gali būti istorija, geografija ar kiti dalykai, per kalbos vartojimą, per naujų žodžių atradimą mes stipriname kalbos gebėjimus. Taigi, aptarkime projektinio darbo metodą. Pirmiausia, tai mokiniams svarbus ir būtinos ne tik žinios, bet ir savarankiško darbo įgūdžiai bei kritinio mąstymo gebėjimai, kurie būtent ir yra ugdomi projektinio mokymosi metu. Savarankiškas darbas padeda kaupti istorijos žinias, geografijos žinias, dalyko žinias, kritiškai jas vertinti ir ugdo atsakomybę, gebėjimą dirbti kartu. Renkamos žinios skatina išnaudoti visus informacijos šaltinius, tiek vadovėlius, įvairias literatūros sąrašus, priemonės, taip pat internetą, bei gyvą žodį, galbūt tariantis, ieškant informacijos aplinkoje. Taip pat ugdomas loginis mąstymas, kuomet yra medžiaga surenkama, atsirenkama, kokia bus naudojama, daromos išvados, jos yra taikomos įvairiose situacijose, yra analizuojamos idėjos ir situacijos, taigi ir viso to rezultatas yra kažkoks tai apibendrintas vientisas informacijos kūrinys. Taigi man taip pat svarbu, kad mokomasi bendrauti ne tik tarpusavėje, bet jeigu yra informacijos rinkimas, tarkim, interviu būdu, kalbantis su įvairiomis žmonėmis, galbūt įvairaus amžiaus, išsilavinimo, tai padeda kalbėtis ir susikalbėti, išmokti susikalbėti ir gauti informaciją iš skirtingų žmonių. Taip pat, kaip jau buvo minėta, šitie projektinio mokymosi būdas leidžia mokiniams patiems pasirinkti, kokias informacinės technologijas naudoti. Kaip jau žinome, jie neįsivaizduoja savo gyvenimo be tų technologijų, taigi kai mes atrišame rankas, kai mes leidžiame jiems patiems rinktis patogius įrankius, neabejotinai jie pasirinks informacinės technologijas ir taip efektyviau atliks užduotis. Na ir paskutinis dalykas, tai projektinis darbas skatina ir ugdo gebėjimą mokytis visą gyvenimą, vertinti gaunamą informaciją kritiškai. Taigi, projektinis darbas yra labai svarbus ir rekomenduotinas metodas. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip jį galima organizuoti. Taigi, pirmiausia, turime apsispręsti apie projekto trukmę. Ar tai yra ilgalaikiai, galbūt trimestro, galbūt mėnesio, o gal savaitės trukmės projektai ir galbūt tai yra vienos pamokos ar galbūt tai yra vienos pamokos namų darbo projektas. Jeigu projektai yra ilgalaikiai, juos būtina skirstyti etapais ir kiekvieno etapo rezultatus aiškiai apibrėžti, ko yra tikimasi, ką turi mokiniai padaryti per konkretų etapą, kad vėlgi mes nepaleistumėm iš rankų projekto eigos, galėtumėm sukontroliuoti ir galbūt įsikišti projekto metu ir nukreipti teisinga linkme mokinių darbą.
Supaprastinta schema galėtų atrodyti šitaip. Mokytojas pasirengia projektui, paskirsto užduotis moksleiviams, trečias etapas moksleiviai rengia projektus, na ir paskutinis projektai yra įvertinami. Taigi, dabar apie kiekvieną etapą šiek tiek nuodugniau. Pradėkime nuo mokytojo pasirengimo. Tai pirmiausia, aišku, parenkame temą. Tai tema turi būti reikalinga, galbūt jinai gali būti susijusi su šiandieninėmis aktualijomis, galbūt iš visuomeninio gyvenimo ir panašiai. Be abejo, jinai turi sėtis su dėstomų dalykų, jinai turi tikti pagal mokomąją programą. Reikia aiškiai nustatyti tikslus, ko mes siekiame, kokio rezultato ir kokiu būdu tai darome. Be abejo, visą tai turime daryti turėdami savo galvoje mokinius, kurie vykdys šį projektą, turėdami galvoje jų amžių, gebėjimus, charakterio bruožus, motyvaciją ir panašiai. Be abejo, mokytojas yra šio darbo iniciatorius, kuratorius ir vėlgi projektuose keičiasi mokytojo rolė nuo vienpusio, vienkrypčio dėstytojo, kai mes stovime prieš klasę ir pasakojame ar skaitome, bet keičiame rolę į tam tikrą draugą, patarėją ar konsultantą. Taigi, bet pirmiausia, mokytojas yra projekto iniciatorius. Na ir paskutinis pasiruošimo žingsnis, kai mes jau turime susidėlioję gana aiškiai, tai kokia tema, kokie etapai, tai mes pasiruošime priemonės ir darbo sąlygas šiam projektui įvykdyti. Kitas žingsnis yra užduočių pasiskirstymas ir esminiai žingsniai yra tokie. Mokiniams pateikiama užduotis, jinai turi būti aiški, konkreti ir motyvuota. Užduotis turi atitikti mokinių gebėjimus ir mokiniai turi aiškiai žinoti, kokie yra reikalavimai darbui, tai kokia yra darbo sandara, kokio rezultato pateikimo mes tikimės. Tada sudaromos mokinių darbo grupės, kurios ir dirbs prie projekto. Tai jeigu projektas yra ilgalaikis, vėlgi mokytojo sprendimas yra, ar tos grupės bus laikinos ar pastovios. Taigi, kai mes turime darbo grupės, detalizuojame darbo eigą nuo pradžios iki galo. Vėlgi paliekame galimybę keisti darbo metodus ar pateikimo formą, jeigu mokiniai motyvuoja, kodėl jie norėtų tą padaryti, bet galutinis darbo tikslas turi išlikti ir nesikeisti viso darbo metu. Kaip minėjau, darbo etapai turi būti konkretus laiko atžvilgių ir turi būti numatyta konkreti veikla kiekvieno etapo metu. Taigi, mokiniai yra supažindinami ir su darbo sąlygomis kiekvieno etapo metu, pavyzdžiui, ką reikia turėti, kad būtų galima sėkmingai dirbti ir panašiai. Ar tai reikalingas klausimynas, ar reikalingas fotoaparatas, ar reikalingas kompiuteris, internetas, išmanusis telefonas, ar reikalingos kažkokios tai knygos ir panašūs dalykai. Tiesiog aptariami visi dalykai, kurių reikės projekto metu. Ir kaip jau minėjau, labai svarbu, kad mokiniai kiek galima daugiau atsakomybės prisimtų, be abejo pagal savo amžių, kiek galima daugiau atsakomybės prisimtų už šitą projektą ir mokytojas tampa bendraminčių ir konsultantų, pagalbininkų, bet ne vienakrypčių dėstytojų. Kitas etapas yra jau projekto vykdymas, kuomet mokiniai susipažinę su užduotimi, ją detalizuoja, išsiskirsto į etapus, susiskirsto į smulkesnės užduotis, pasirenka jiems tinkamas darbo išraiškos formas. Vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad pasižiūrėkite, ką mokiniai mėgsta, kokias priemonės mėgsta naudoti ir
stenkitės užduotis vėliau jau formuluoti pagal tai, ką jie mėgsta. Ar turi polinkį kurti video filmukus, ar turi polinkį kurti prezentacijas, galbūt sudėlioti darbo rezultatą pateiktyje, prezentacijoje, gal tai yra foto nuotraukų seka, albumas, gal jie mėgsta rašyti tinklaraštį, kuriame gali, arba wiki, kuriuose gali tekstą derinti su įvairiais intarpais, kaip foto, video ir panašiai. Taigi skatinčiau, kiek galima palikti išraiškos formas, kiek galima laisvesnės, nes, kaip žinome, vieni vaikai labiau linkę prie audiovizualinių dalykų, kiti linkę prie teksto, taigi kiek įmanoma temos ir užduoties ir tikslo rėmuose leisti pasirinkti patiems darbo išraišką. Taigi, kai mokiniai apsibrėžia rezultatus ir jų rezultatų išraiškos formą, jie renka informaciją iš įvairių šaltinių, ją sistemina ir labai svarbu, kad darbai būtų atliekami laiku ir pagal numatytą planą. Ir šitoje vietoje mokytojas vėlgi gali būti tas žmogus, kuris padeda išlikti projekto rėmuose ir ugdyti atsakomybę įvykdant pačių išsikeltas tikslus ir pačių suformuluotas darbo etapais ir kiekvieno to etapo turiniu. Be abejo, iškyla įvairiausių problemų ir mokiniai turi stengtis pašalinti tai, kas trukdo dirbti, ir jeigu patys nesusitvarko su įvairiausiomis kliūtimis, tai gali kreiptis į mokytoją ir vėlgi mokytojas kaip bendramintis, kaip patarėjas gali padėti spręsti šitas iškilusias problemas, o tų problemų gali kilti įvairių, kad ir nuomonių skirtumai, derinant tarpusavyje surinktą medžiagą ir kai keičiasi nuomonės, išryškėja jų skirtumai, taigi mokytojas gali būti mediatorius, randant kompromisą, formuojant bendrą grupės nuomonę ir einant prie bendro rezultato. Darbo metu taip pat mokytojas gali mokyti naujų darbo metodų, paaiškinti nežinomą arba nesuprantamą medžiagą. Ir šitoje vietoje vėlgi reikia suprasti, kad svarbiausias dalykas yra pačių mokinių savarankiškas darbas ir tikrai norisi palinkėti, kad nesistengtumėte už mokinius atlikti jų darbo, bet tik tai įgalinti tą jų bendrą ir savarankišką darbą. Ir vėlgi tik tai mokytojas tik tai kraštutiniu atveju turėtų padėti spręsti problemas, bet kiek galima palikti daugiau savarankiškumo, galbūt užvedant ant kelio, kaip galima būtų spręsti vieną ar kitą problemą iškilusią. Taigi, ir paskutinis projektinio darbo etapas yra projekto vertinimas, kuomet yra vertinama pagal kriterijus, kurie mokiniams turi būti žinomi iš anksto. Tai pirmas dalykas yra paties darbo struktūra, kiek jinai atitinka užduotą temą, užduotą tikslą, yra darbo savarankiškumas, kiek savarankiškai buvo dirbama, kiek buvo gauta pagalbos iš šono. Taigi ir kitas dalykas yra darbo pristatymas. Tai kaip buvo pristatomas darbas žodžiu, kaip buvo atsakinėjama į klausimus, kokia buvo pristatymo kalbos kultūra, kalbos vaizdumas, naudojamos kalbinės išraiškos priemonės ir panašiai. Taigi, kitas dalykas labai svarbu, kad ne vien mokytojas vertintų mokinius, bet ir mokiniai patys tiesiog ir įsivertintų save, kaip jiems patiems sekėsi dirbti grupėje, dirbti siekiant bendro rezultato, taip pat suteiktų atgalinį ryšį savo bendraminčiams, savo bendramoksliams, kaip jiems sekėsi vieni su kitais dirbti. Bet plačiau apie
aktyvaus ugdymo metodus naudojant įsivertinimą, žiūrėkite specialiai tam skirtame video. O dabar noriu paskatinti jūs pagalvoti, kokias temas, nuo kokių temų pradėsite su savo mokiniais naudoti projektinio darbo metodą.